Apie grupę mintis man kilo 13 metais, būnant mugėje Švedijoje. 3 mugėse mes buvom ir pamatėm, koks yra siaubas, kad ten ne mugės, o vien tik tais gariūnai. Nuo tada pradėjau galvoti, pradėjom po truputį šnekėti. Tai nėra spontaniškas veiksmas. Sąžiningi meistrai kūrėjai savo rankų darbo lietuviškais gaminiais prekiaus po štai šią vėliavą, reiškiančią meistro sąžiningumą. Tikrieji meistrai patys gaminantis autorinius keramikos, odos, medžio dirbinius, matydami, kaip muges užplūsta pigiame užsienyje suštampuoti gaminiai, pyksta ant drįstančių taip dangstytis garbingais meistrų pažymėjimais. Aš pats esu tautodailininkas, iš tikrųjų nesuprantu, kaip, tiesiog tai aš vadinčiau savo vardo gal diskreditavimu, savo kaip amato diskreditavimu. Nes neturėtų žmogus iš tikrųjų, jeigu jisai kažkom tai užsiima, turi ar tai tautodailininko vardą, ar tai yra sertifikuotas kažkoks tai gamintojas, neturėtų jisai užsiimti perpardavinėjimu. Tai suvažiavimą susirinkę meistrai įkūrė grupę, kuri štai po šią kūrėjų meistrų vėliavą suvienijo visus, kas savo kūrybai rankomis gamina išliekamąją vertę turinčius tikrus ir lietuviškus dirbinius. Sugalvojom įkurti tokį visų kūrėjų meistrų, tie, kurie gamina ir patys pardavinėja savo darbus, tokį kaip ir susivienimą. Tam, kad atsverti kiniškų prekių ir jų perpardavinėtojų antplūdį Lietuvos mugėse. Pasak kūrėjų meistrų grupės narių, jie ne prieš kinietiškas ir bet kokias net pigias ir kičinės prekes. Tačiau už tikro Lietuvos meistro dirbinių gryninimą ir kad pirkėjui būtų viskas aišku. Išsigryninimui, aš manau. Išsigryninimui, kad nebūtumėm sumišę ir sumaišyti su nekūrėjais ir nemeistrais ir nematininkais. Ir norisi atskirti galų gale vien dėl tų žmonių, kurie eina į muges, kurie perka produkciją, kurie ieško, nes eilinis pirkėjas kartais ten kokius medžio dirbinius ar kitus, ar pintus daiktus, jis nelabai atskiria, kur gaminta, kur įvežta. Kartais ir iš tiesų būna atskirti, nežinau, gal vien dėl to. Iš esmės ir gerbint patį pirkėją. Tai aš atstovauju būtent meistrus, aš esu vienas iš jų, kurie gamina, patys pardavinėja savo gaminius. Be abejo, parduotuvėse, eilinėse parduotuvėse galbūt tų dalykų nenusipirksi. Bet kokiais čia vėliavą turite, kaip tik tų meistrų susivienimą? Meistrai neapsikentė būtent įsigalėjimo kiniškų įvežtinių prekių Lietuvos mugėse, susivienijo į grupę, dabar kuriama asociacija, būtent kūrėjai meistrai, susibūrėm į grupę tam, kad atlaikyti kiniškų prekių invaziją Lietuvos mugėse. Nes kuo toliau, tuo labiau Lietuvos meistrai yra diskriminuojami, skriaudžiami, jie išstumiami iš geriausių mugių vietų, organizatoriai nežiūri, kokius prekiautojus priima, kuo toliau, tuo labiau įsigalėja perpardavinėtojai. Jums tas skauda? Tai be abejo, tai yra pirmiausia, atima iš mūsų duoną, iš pirkėjų atima galimybę įsigyti originalią lietuvišką prekę. Organizatoriai į tuos dalykus visiškai dėmesio nekreipia. Jiems labai atsiprašau. Daugiau kaip 100 gamintojų, keramikų, stiklininkų, medžio drožėjų, odėjų vienijasi į Kūrėjų meistrų respubliką, siekdami apsiginti nuo kasmet problema ir jiems ir organizatoriams tampančių perpardavinėtojų. Ryto garsuose vienas iniciatorių prekės ženklo Kelmas įkūrėjas Aivaras Norbutas. Labas rytas. Labas rytas. Taigi, susibūrėte į grupę ir sakote, kad metas gintis nuo perpardavinėtojų. Ką turite omeny, kokia produkcija, kokie gaminiai yra perpardavinėjami? Visokie gaminiai, bet kurios srities, tiek medžių, tiek keramikos, tiek odos gaminiai yra prekiaujami mugėse įvežtiniais gaminiais. Kas liečia medį, tai daugiausia lenkiškas, kiniško nedaug, oda, kiniška, keramika, kiniška irgi. Jeigu mes norim, kad mūsų mugės netaptų gariūnais, tai mes turim kažką tai daryti. Mes apjungiam visus, ne visus, apjungiam meistrus, kurie patys kuria ir gamina. Tai ir bandysim atsilaikyti prieš tą perpardavinėtojų antplūdį. Aš nesakau, kad visi geriausi meistrai yra mūsų grupėje, bet mūsų grupėje esantis visi meistrai yra tikri. Tai yra tie, kurie patys kuria, gamina ir patys parduoda savo kūrinius gaminius. Pone Norbutai, ir jūs tą perpardavinėjimą vadinat nesąžiningą konkurenciją. O ką pastebit, kaip elgiasi pirkėjais? Jiems nėra aišku, kad tai nėra autentiškas gaminys?
Mums tai aišku, kas yra autentiškas, kas neautentiškas. Aš nesakau, kad tai nėra tai yra nesąžininga konkurencija. Ta prasme, bet visur, kiekvienoje šalyje turėtų būti palaikomi pirmiausia savi meistrai, savi gamintojai, savi kūrėjai, o ne svetimų prekių antplūdis ir svetimų prekių perpardavinėtojai. Šitie perpardavinėtojai taipogi, jie nevagė, jie žmonių neplėšia. Jie užsidirba savo darbu, bet pirmenybė mugėse vis tiek turi būti tikriesiems Lietuvos meistrams ir kūrėjams. Girdžiu šurmulį, jūs jau gal mugėje? Taip. Daug žmonių? Ne, dar tik vyksta statymosi darbai, problemų sprendimas ir visi kiti. Kuriatės dar tik. Taip. Ir susitelkite į kūrėjų meistrų respubliką, kurios gamintojus bus galima atpažinti iš vėliavos. Taip. Ar jūs mugėje būsit vieni šalia kitų, kaip atrodys jūsų vėliava? Mūsų vėliava yra raudonos karališkos spalvos vėliava su baltais inicialais KM, tai yra kūrėjai meistrai, ir internetinio puslapio adresu kūrėjai-meistrai.lt. Tai mes dabar va šitoj zonoje tarp Jogailos ir Jakšto gatvės stovėsim visi krūvoj, bet bus ir išsibarščiusių Respublikos ambasadų, kaip mes vadiname, bus ir kitose zonose, bet taipogi galima bus atskirti pagal mūsų kūrėjų meistrų vėliavą. Ir, pone Norbutai, skaičiau tokių pasirodžiusių pranešimų, kaip tik prieš mugę, kad išaugusi prekybos ploto kaina šiemet daliai kaziuko mugės dalyvių tapo priežastimi jos atsisakyti. Ką jūs pastebit? Gali būti, nesiginčiju, nes pernai kainos buvo, jeigu gaudavai vietą kaip sertifikuotas, būdavo, ar tautodailininkas buvo mažesnis. Mūsų kaina truputį mažesnė negu kitų, bet mes patys organizuojam renginius savo zonai, užsisakom koncertus, mokėsim muzikantams. Be kita ko, bus rytoj ir poryt mūsų grupės narių darbų aukcionas, kurios lėšas skirsim tautmilės prieglaudėliai, tai yra gyvūnų prieglaudai. Ir jos atstovai irgi dalyvaus pačiam aukcione. Tai vat visus labai kvieščiau rytoj nuo 14 valandos, o sekmadienį berods irgi nuo 14 valandos būtent į tą aukcioną ir negailėti pinigėlių, nes visi pinigėliai atiteks mūsų pažeidžiamiems augintiniams, kurios išmeta į gatvę ir kuriems taipogi labai reikia globos. Ačiū Jums, tai vienas Kūrėjų meistrų Respublikos iniciatorių, prekės ženklo Kelmas įkūrėjas Aivaras Norbutas. Tautodailininkai sako, taip sieks apsiginti nuo perpardavinėtojų. Šiandien prasideda kaziuko mugė. Organizatoriai teigia, per 3 dienas besitikintys sostinėje sulaukti apie 500 000 žmonių. Vilniuje prasidėjo kaziuko mugė. Beveik 1500 amatininkų, tautodailininkų sostinėje pristato savo gaminius. Šiemet pirmą kartą amatininkai susibūrė į Kūrėjų meistrų Respubliką, atskirą mugės vietą, kurioje prekiauja patys autoriai, o ne perpardavinėtojai. Kaziuko mugė šiemet vyksta 416 kartą. 1300 meistrų parduoda savo odos, medžio, stiklo gaminius. O šių metų kaziuko mugės naujovė yra Kūrėjų meistrų Respublika. Joje savo gaminius parduodantis meistrai garantuoja, kad juos pagamino patys. Prieš einant į atskirą mugės respubliką reikalinga simbolinė viza. Meistrų Kūrėjų Respublikoje be vizos dalyvavimas yra baudžiamas 15 bučinių bauda. Tai vėliavos rodančios, kad meistrai patys pagamino savo prekes, o ne perparduoda kitų produkciją. Štai keramikai iš Kauno pasakoja, mugiai pradėjo ruoštis dar rugsėjį ir džiaugiasi, kad šiemet yra apsupti tik tikrų amatininkų. Ir mums patiems yra geriau, ir žmonėms geriau besilankantiems. Tada nekyla klausimai, ar čia vietoj gaminti, ar perpardavinė. Visi žino, kad šitam kvartale yra būtent tik tai autoriniai daiktai. Nes 14 metai dirbu, liūdna būna kitą kartą, kai šalia ten kiauksi kokie nors šuniukai. Daug metų mes su jais kovojom. Mes, atvirai pasakius, daug metų stovėjom kampuose, prekiavom. Suprantat, mums vietos nebebūdavo. Ateinam, kur gaunam vietelę, ten ir atsistojam.
O dabar labai smagu, kad Gedimino prospekte. Atskiroje kūrėjų meistrų respublikoje prekiauja apie 120 amatininkų. Jų galima rasti ir kitose mugės vietose, jei šalia plevėsuoja jų vėliavėlė. Yra įrengta atskira meistrų alėja, kurioje plevėsuoja raudonos vėliavėlės ir parodo, kad čia galima įsigyti tik pačių meistrų pagamintą produkciją. Kuo toliau, tuo labiau įsigali Lietuvos mugėse perpardavinėtojai, tie, kurie prekiauja ne savo gaminiais, įvežtiniais, kinietiškais, lenkiškais. Mes tikrieji meistrai, kurie valgom iš to duoną, turim kažkaip tai apginti savo teises. Už Kazių. Tikrai taip, bet iš tą tikrą originalų, net vežtinį, kinietišką. Labai kad šiais metais ten Gedimino prospekte yra meistrų, kurie meistrai susikūrė, ten tikrai yra į ką pažiūrėti. Labai gražias. Tam priešinasi ir patys prekeiviai susibūrė į kūrėjų meistrų asociaciją. Po šią raudoną vėliavą prekiaujantis amatininkai sako pardavinėjantis tik originalias savo rankomis kurtas prekes. 17 amžių menanti Kaziuko mugė Vilniuje šurmuliuos iki pat sekmadienio.